Sveiki, susiruošiau Milos salą apžiūrėti. Pasirodo, yra turas, tai man reikia dabar išvažiuoti automobiliu iki Retimno, 1,5 valandos man kelio. Ir reikia būti prie kelto 7:30 ryto. Dabar yra 5, nežinau kaip kažkaip pabudau, natūraliai netgi. Tai žodžiu keliauju apžiūrėti, kaip ten kas ten. Pasižiūrėsiu, kokios čia trukmės gaunasi keltas, turėtų būti ilgiau negu į Santorinį. Tai, nori gerų vaizdų, reikia sudeginti nemažai laiko. Tai tikiuosi labai nesušalsiu ilgom rankovėm kelte, nes keltuose paprastai šalta būna. Tai judu nuotykių ieškoti. Saulė patekėjo, sustojimą pasidarėm. Labai gražus peizažas. Nebuvo kur sustoti, bet kai tik išlindo saulė iš horizonto, labai gražiai atrodo. Apskritai kažkaip Kretoje čia labai tokia didelė iš arti raudona saulė, tiek tekant, tiek leidžiantis. Jau Retimnas, saulė patekėjo, didysis keltas štai tenai. Parkingas tuščias, kur norim ten statom, tik neatsimenu, kiek čia parkingas kainuoja, bet ką jau, bus prie pat užtat. Dabar reikia tik susirasti bilietukų kioskelį ir gauti keltų bilietus ir keliausim. Gavome autobusą numeris 1, keltas iš Retimno į Milo su didžiuoju keltu. Sakė, apie 1000 žmonių telpa, plus automobiliai, ir aš juokauju, kad tokiu greičiu skriejam, kad rūkantiems cigaretė iš lūpų lūpą. Tai keliaujam įsirinkti susirasti tiksliau, išsirinkti kokios vietos duotos, tokios duotos. Bet čia visai komfortiškas keliavimo būdas. Man atrodo, plauksim apie 3 valandas. Va, čia tiek didelis keltas yra, lagaminus kiti deda tenai. Čia kas kraustosi, pavyzdžiui, Milos arba vietiniai važiuos automobiliais, nes su nuomotais tai persikelt negalima. Labai mes čia pagazavom, per anksti stipriai atvarėm, bet nu ką, aš kaip sakau, geriau anksčiau negu per vėlai. Tai čia va, iš laivo visos panoramos dar matosi. Šiaip, bet tačiau tai ir Retimno senamiestis labai gražus. Tai čia jau kitam kartui darysiu vienos dienos turą per Retimną. Tai Retimną daugiau pafilmuosiu, bet šiaip senamiestis ten labai fainai yra. Keltas didžiulis. Šiandieną toks pustuštis, sakyčiau, tai visai neblogai. Biški šiandien siaubuoja, bet taip nesiaubingai. Tai va, tai toks žodžiu. Mes čia taip radom, kur mums patogiau sėdėti prie lago. Nu, jau beveik priplaukiam salą, va čia gavom tokius firminius kepuriukus, kad visus turistautus turbūt iš tolo matytų. Tai va, tai neužilgo įpinsimės ir pradėsim ekskursauti, laukia 5 sustojimai, šiaip tai intensyvoka, neblogai. Volia, atplaukėme. O, šitoj pusėje, kai gerai, mes, man atrodo, pradėsim tai autobusu judėti, mes pradėsim nuo šitų šviesių uolų. Nu jau man iš tolo patinka. Čia va yra gidai, kurie su numeriukais išlipa, man pasakyta, kad mes į pirmą autobusą ir viskas, laukiam, kol sustos keltas. Išsilaipinom, sekam paskui numerį 1, nes anglų grupė šiandieną yra numeris 1. Ir mes jau Milo saloje. Pakrantė kokia graži, tai va mūsų pirmas autobusiukas, važiuojam. Pradedam turistavimą nuo Sarakiniko. Tai yra baltos tokios pilkšvos uolos, pasirodo, iš jos susiformavo iš vulkano pelenų, dėl to tokios spalvos. Ir dabar pradėsim tyrinėti, kas čia, kur čia, kaip čia. Gavom valandą pasivaikščioti, jau pradedam verkt, kad jau gal per mažai čia davė. Bandom leistis į apačią. Šiaip labai gražiai vėjo bangų nugairinti tokie va uolienų kraščiukai. Man patinka. Iš tikrųjų, panašu kažką esu panašaus mačiusi Egipte spalvotajam slėnyje. spalvotam kanjone kažkaip, bet ten tokia oranžinės spalvos, tai čia va taip gražiai nugludinta Milos saloj.
Aišku, kilmė visai kita uolienos, dėl to visai kita spalva. O čia kokį kampelį radome. Nu, klausykit, labai čia kažkaip gerai. Ten dar netgi baltėja. Gidi perspėjo, kad karšta. Tikrai labai karšta. Čia net nežinau, o dabar biškelį vėjas užputė, bet šiaip tai... Pagrindinės maudynės čia vyksta. Visi čia sulindę. Aš tai noriu kitą kalno pusę. Vandenukas čia visai toks nieko. Čia šituose urvuose žmonės biškį būdavo apsistoję, čia paskui šiek tiek ir piratai čia mėgdavo šitą salą lankyti. Čia va šitoj pusė kažkaip žmonės nelabai suėję, tai galima savo truputėlį taip gražiau apžiūrėti be žmonių. Aišku, tų žmonių va už kampo pilna. Žiūrėsiu, čia ar pavyksta suspėti apeiti viską per tą valandą. Čia yra tokie urvai. Gilyn sakė labai nevaikščiot, bet labai įdomu. Šiaip tuvinė. Nežinau, čia žmonės vaikšto, tai turbūt tokiai. Čia šiaip daug vėsiau iš tikrųjų. Jeigu tai va būtų, tai va, čia liktai duobių apsižiūrim nėra. Ten kažkokia gali duobė. Tai čia jeigu noris pabūti, tai gerai visai. Čia toks gali apsiversti iš tikrųjų, kur yra tamsesni kampeliai. Apsiložus, tai čia galima ir kojas įsisukti. Bet čia bent jau ne taip karšta. Sakė, apie 40 metrų berods ilgio iš viso yra. Nu, pavyzdžiui, kokio žmonių kultūra yra. Ateina į objektą ir labą dieną. Ir tokį čia keletą jau radom. Tokia avalynė čia labai rekomenduojama, nes su šlepetėmis čia galima įslysti. Čia kai kur žmonės šoka nuo uolos žemyn. Visi parplaukia, yra akmenukas. Jo visi užlipa atgal. Kažkas su irklente atplaukė. Žodžiu, pramogų kaip po aplinkui ir yra. Čia mergaitės varo. Nu, kai taip karšta, tai atsigaivinčia pati geriausia idėja tokia. Toliau nuo visų šuolininkų. Praktiškai tuščios olos, nes kaip ir maudytis neišeina. Bet užtat kaip gražu čia. Ir čia jau ne vieno žmogaus nėra. Nu, labai patinka man šitą vietą, tikrai verta dėmesio. Čia merginos drąsuolės atėjo šokinėti. 10 metrų gal yra netgi. Taip skaudžiai skambėjo. Perėjau prie įmų basom, nes avalynė visgi nėra pati geriausia. Čia būtų geriausiai sportbačiai arba žygio batai specialūs. Nes, pavyzdžiui, man sušilo koja ir mano kojas tiesiog slysta iš basutės ir labai taip nejauku eiti. Šiaip toks keistas dalykas, kad šitas paviršius baltas, jis neįkaista kaip akmuo, pavyzdžiui, akmenys, taigi karšti būna. O čia įmanoma visiškai basom vaikščioti ir pėdos nedega. Žodžiu, įdomi uoliena. Karšta, belė kaip man ir į akis ir į burną prakaitas bėga, žodžiu, labai karšta. Išvada tokia, kad reikėtų apsidairimui, šita sala pobrangiai tokia, bet jeigu norisi va taip tiesiog pabūt, pasimaudyti tokiuose vietose, jau reikėtų atvaryti su nakvynė, gal net ir ne vieną. Outside with the drinkable water, it's not salty, it's not like you can drink it. And they walk every day here. Stovim čia tokių naudingų iškasenų slėnyje. Betonito ir perlito iškasenas čia kažkokias kasa. Truputį praklausiau, neišgirdau visko. Atrodo truputį, kai kokios būtų ryžių terasos, tik kai ryžiai neužsėti, maždaug taip. Gal visai nieko čia atrodo. Čia tik nuotraukom paleido 10 minučių. Vykom į Poloniją, iškart radom džiūstančio aštunkojų. Nu, neblogai atrodo čia visai. Mus paleido čia 1,5 valandos pasiganyti.
Tai paplūdimys nedidelis, daug restoranėlių. Dar truputėlį pirmą prasivaikšto, paskui bandysiu tiesiog atsisės kažkur po pavėsiu, nes tikrai šiandieną ypač karšta. Sudėtinga čia išbūti, jeigu be maudynių. Pasirodo, alkis čia yra tiesiog graikiškas žodis. Toks tavernos pavadinimas. Ir, tačiau, kitoj kranto pusėje, šiaip sakė, žmogui perplaukti įmanoma iki tos Kimolos salos, bet jinai yra nelabai ten gyvenama, kelis tik namučius matau, nors ten toliau daugiau gal matosi. Tai žodžiu, iš šitos krantinės matosi dar viena šalia esanti sala. Visai miela tokia krantinė. Šitas miestelis toks nedidukas. Netgi sakyčiau, kad tam viešam pliaže visai netgi ir žmonių ne per daugiausiai. Va į pavėsius, daug kas čia sulindė ir viskas. Daug kas čia liko krantinė, jau mes čia blūdinėjom pro šonus, kur šiaip tai, bet tačiau čia žmonių nėra. Va, beveik tuščia. Ir netgi tavernos visos čia tuščios. Čia reiktų gal kokios frapės pasimti. Pavėsis buvo rastas, galima čia įsikurti, kokį užkanduką suvalgyti, vandenuko atsigert, pabraidyti, išsimaudyti, žodžiu, čia viską galima daryti. Vanduo labai skaidrus. Neblogos šitos gatvelės, grįžinėjom čia į parkingą, kažkur čia mus tur paimti. Tai čia taip labai apsidažė, apsitvarkė, kažkaip labai tvarkingas šitas miestelis. Žmonės gražiai apsisodinę čia viską. Viskas, autobusiukas privažiavo, dar į vieną spotą lekiam. Atvykome į Plaką, į Milos sostinę. Eisim dabar su gide apžiūrėti truputėlį, kaip ten kas ten. Ką laukia kokią dieną, varom į Kalniuką. Mums sakė, kad čia mes 20 minučių kopsim, nes Plaka yra kalne. Ta sena tradicija, kad slepiantis nuo piratų statomi miesteliai. Būtent taip, autobusai čia neįvažiuoja, tai reikia pirščiam. Labai gražus gatvelės. Okay, everybody, we stopped here because I have a question. Can you see this corner? O, kaip gražu, kai visi žmonės išėjo. Čia specialiai atsilieku, kad dar šiek tiek spėti mažiau žmonių pagaudyti kadrą vieną kitą. Tai labai čia kalne gražiai atrodo. Nu, kai čia gerumo. Venecijiečiai čia pasistatė pilį ant kalno ir aplink šitą kalną, aplink pilį pasistatė vėliau Plaka kaimelis. Bet antro pasaulinio karo metu visiškai buvo sugriauta. Ten sakė, įmanoma įlipti, bet ten taip 10-15 minučių į vieną pusę. Tai dar pažiūrėsim, ar čia spėjam. Bet pats centriukas tai labai tikrai mielas akiai. Žiauriai faina, mes tokiam mažom gatvelėm čia vaikštam. Čia mes neinam, bet panašu, kad gražu. Toks paslėptas perlas. Čia fainai. Priėjome pagrindinę bažnytėlę salos ir matau, koks vaizdas geras bus. Jūs tik pažiūrėkit. Čia pagrindinė miesto aikštė vadinasi. Koks čia vaizdas nuo balkonėlių. Atėjau va tokiu takeliu ir opa. Čia man labiau patinka. Man čia tiesiog labiau patinka. Dar iš kitos pusės. Gera labai čia vieta ant kalno. Ir galima eiti kitom gatvelėm.
kurios beje irgi baisi gražios. Čia fainas apgyvendinimo vietos, va. Laipteliais, kažkur dar palipė. Bet jau laipėjimo tai labai daug. Čia tokia gatvelė, čia tikrai vietinių visiškai va. Namai sužymėti numeriukais. Net nesu tikra, ar išlysiu kažkur. Bet čia taip maždaug sujungtos visus gatvės, turėčiau išbėgti kažkur. Tai čia kažkoks varsenas namukas. Valia, už kampo išlenda kita gatvelė. Tas už kiekvieno kampo staigmenėlį. Čia panašu žmonių yra. Dar bėgu į kepyklą, greit dėl suspėsiu nusipirkti kokį nors skanėstą vietinį. Nu, aš labai užskaitau Milos. Patinka man čia. Jau išeidinėjom. Keliavom link autobusų, čia tokias mus veda tokiam mažom gatvelėm. Sako, atvedžiau vienu keliu, išvesiu kitu. O, kaip čia gražu. Labai jau čia fainė. Nu, čia tokios mano vietelis, mano skonio. Čia būtų, o, kaip čia fainė. Čia galėčiau vaikščioti ir vaikščioti, ir pasveikiusi. Leidžiame čia kažkur jau, kur ir pirmai ėjom. Bet čia su visais vaizdeliais, dabar žmonių nedaug. Aš jau čia nebežinau, kiek čia kampų galima filmuoti, bet kaip filmuoju, tai filmuoju vis dar, nes vis dar viskas gražu. Miestelio centriukas, aišku, irgi ne ką mažiau gražesnis. Ką, buvau pavalgyta pita gyros, laukiam uostelį savo Seajet kelto. Ir viskas, ir šiandienos ekskursija mūsų baigėsi. Jau gidai šaukia, kad mūsų Seajet atplaukė. Viskas iškeliavom, iš tikrųjų taip pavargus jaučiuosi. Gal to tokio dėl ankstyvo kėlimosi, ne dėl to turbūt, dėl to, kad karšta šiandieną, iš tikrųjų karštis labai išvargino. Tai va, tai viskas, šiaip tikrai užskaitau labai salą, labai gražu, labai patiko. Taip užtrunka nuvažiuoti, bet vėlgi once in a lifetime, esant Kretoje, išlėkti vienai dienai, kodėlgi ne, ypač tie, kurie atvažiuoja 2 savaitėm, tai iš vis easy peasy. Tie, kas savaitė, be apie pačią Kretą labiau noris apžiūrėti, bet Milos tai galėtų patekti į sąrašą, tai tikrai. Tai va, tai viskas, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi buvo įdomu. Iki.